Taigi sveiki draugai. Ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginė bei perkeltinė prasme išlaidelės tiem, kurie turi galvą. Ir savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį. Tai yra galvoja, kaip vis dėlto aš šiandien pagalvoju, įdomiai sukasi pasaulis tuo pat metu, sinchroniškai, dviejose skirtingose visiškai valstybėse išnyra tas pats klausimas. Tik štai sprendimai planuojami kardinaliai skirtingi. Viena valstybė, kaip jau supratot, yra ne kas kita, o Lietuva. Tėvynė mūsų. Istorija paprasta. Seime dienas leidžia toks politinis personažas Justas Džiugelis. Jei kas netyčia nežino, tai kažkada vienas iš Karbauskio valstiečių atitemptų į Seimą tų vadinamų profesionalų, kuris kaip ir kiti profesionalai labai greitai susigaudė, kad partija ne UABas, o Karbauskis ne direktorius, tad labai greit susirado savo patogesnės partijas, ten pavyzdžiui Šakalienė pas socdemus, o Džiugelis nutupė pas konservatorius. Ir tiesa, dar visas spiečius pasitrynė ten kartu pečiais Seimo koridoriuose ir partija net visą sulipdė. Bet mes šiandien, aišku, ne apie tai. Taigi, šiandien ponas Džiugelis jau yra ne šiaip Seimo narys, o visas Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas. Sielas toks didelis politikas. Ir štai jam staiga gerbiamieji parūpo, kad matai, mirk plyšk, reikia auklių. Ir ne šiaip auklių, o net ir iš trečiojo pasaulio valstybių. Ir jis prisiminė, tai yra priminė visiems apie tokią vieną jau beveik ko gero visų užmirštą, tokią aupėją, arba mes vadindavom aupa ir dažniausiai tuo laiku, kuomet Lietuvoje į garsiausiai skambėjo programa. Nors, pavyzdžiui, aš iš tikrųjų prisimenu tuos laikus, kuomet vizų ir draudimų legalizuotis ir dirbti užsienį laikais, tai buvo labai populiari tarp jaunų merginų priemonė, daugmaž neskausmingai iš Lietuvos nusimuilinti kokiu nors būdu. Aišku, kad aupair tai tokia pat kultūrinių mainų programa, nors jie pašiai dienai save taip nori pozicionuoti, kaip jūsų ištikimas tarnas yra balerina. Ir anuomet, kaip buvo laikai, kuomet jį labai skambėjo, ir tuomet buvo daugiau nei aišku, kas tai yra. Važiavo pinigų arba dėl tų nedidelių dienpinigių, arba dažniau net dirbti nelegaliai, turint kažkokį tokį oficialų pateisinimą, važiuodavo turistaut. Ir tiesą sakant, dar tokį kelionių būdą mėgo ir, kaip čia geriau pasakius, žemos socialinės atsakomybės panelės. Irgi labai mėgo. Bet kokiu atveju padėtis tuomet visiems tiko ir kaip tuomet sakydavo, pasidaryti aupair buvo galima paskambinus pagal ten krūvą skelbimų alio reklamai. Tai buvo tokie laikai, gal kai kas dar ir atsimena. Taigi, prabėgo metų ir 2018 metais Lietuva vis tik nesileido prispaudžiama dabar jau Lietuvai pačiai tapti šitos programos priimančią šalimi. Tai yra dabar jau plačiai priimti auklės. Buvo tų matyt prisimenančių tos minėtus laikus ir buvo matyt per akis. Ir štai už lango 2023 metai vėl traukiamas ratifikavimo klausimas, prisijungimo. Ir įdomu, kaip traukiamas argumentas, kam reikia auklių iš trečio pasaulio šalių,
Buvo toks išsakytas, kad vietos auklės mamoms, šeimoms per brangios, nuo atopinis, tai buvo iš tikrųjų Džiugelio, kad auklės iš trečiųjų šalių lietuvius galėtų paskatinti turėti daugiau vaikų, nes jos padėtų vaikus prižiūrėti. Fantastiška, fantastiška. Čia yra po visų krūvos teisės aktų, kurie ženkliai pablogino šeimų padėtį, po kai kurių moderniųjų, sakykime, sprendimų, kuomet kai kuriam tėčiam matyti teks išmokti žindyti naujagimius, ką padarysi. Ir dabar aiškina, kad auklio atvykimas padės pagimdyti daugiau vaikų. Fantastika. Ir kad būtų dar svariau, dar buvo pridėta, kaip pas mus mėgstama, ekspertinė nuomonė. Kažkokio mamyčių virtualaus sambūrio, kaip buvo parašyta sambūris šitas Motherhood is Sexy, atstovės tokios Linos Krasauskienės. Man pavardė tai nieko nesako ir tiesą sakant, tas sambūrio pavadinimas irgi nieko nesakė, pavadinimas man negirdėtas, tai dėl to ir įdomu pasidarė, kas tai. Pasižiūrėjau, štai jums gerbėmieji puslapis. Pažiūrėjau, kas ten gali būti bent per veiklą, pamačiau tokią nuorodą e-shopas, kaip jie pavadinom. Tai pasižiūrėjau, užpildytas, prekiauja kojonėmis ir štai kepuraitėmis. Liaudyje tos au pair programos žinomumo Lietuvoje laikais, atleiskit, kaip čia geriau pasakyti, mes kompanijų inteligentiškų, bet, aišku, žodžių iš dainos, aišku, neišmesi. Tais laikais tokios kepurės vadinamos buvo, atsiprašau dar kartą, gandonkėmis. Ir aišku, reikia pasižiūrėti apskritai, koks juridinis pagrindimas, ir rekvizitai, kurie nurodyti, pasižiūrim, tai mažoji bendryja veikianti Ostebuklė net 3 mėnesius. Aš čia pasakoju iš tikrųjų ne tam, kad pašiepti, nes būna ir neformalių sambūrių, čia tikrai nesiruošiu tyčiotis, pernelyg ironizuot. Sakyčiau, net bet kokia reklama, ypač jeigu tu pradedi verslą, ir tarp kitko vėlgi linkiu sėkmės, tai yra gerai. Aš kaip tik apie poną Džiugelį, kuris jau antrą kadenciją Seime ir per šitą laiką vis dar nesutarė, kaip ten kiti jo kolegos, su kokiamis ten vadinamomis NVO, institutais, žmogaus teisių gynėjų organizacijomis, kurios labai gerai padeda Seimo nariam, dykai už tam tikrą atlyginimą. Nes kažkada girdėjau tokį įsireiškimą NVO pagal iškvietimą apie vieną tokį labai žymų žmonių teisių gynimo NVO. Tai tokios organizacijos labai puikiai geba padėti Seimo nariam ištransliuoti kokias nors kvailystės. O jis čia pasirinko, kaip matot. Gal jau tikrai visos vadinamos tos NVO jau įdarbintos ir net komiteto pirmininkui neliko iš kur pasiimti tų ekspertų, kurie savo tikrų ar tariamų autoritetų bent jau šiek tiek sušvelnins siūlymo idiotiškumą. Taigi, čia šiaip geras pavyzdys, brangūs žiūrovai, kaip atrodo manipuliavimas, nes net 99,9% pamatys, nors pavyzdžiui, ir LRT puslapį, žiūrėdami, kad tai yra ekspertinė nuomonė atseit, ir tik tokie knisliukai ir niekšai kaip aš pamatys, kad už viso to 3 mėnesius veikianti mažoji bendrija, jeigu mes kalbam apie juridiką, bent jau tai, kas yra parodoma. Bet galai nematė to Džiugelio, nors vis tik dar paminėsiu, nes jis dabar teigia, kad per spaudos konferenciją, tai čia citata bus. Tokia programa jau ne vienerius metus sėkmingai veikia tokiose šalyse kaip JAV, Kanada, Didžioji Britanija, Suomija, Norvegija, Austrija, Prancūzija ir kitos. Toksai jo teiginys, čia jo citata, ne aš sugalvojau. Ir gerbėmieji atsitiktų man taip, kad kaip tik tuo metu, kuomet Džiugelis džiaugsmingai advokatavo, užsiminėjo agitaciją už tos au pair programos
atgaivinimą, prisijungimą iš tikrųjų, Lietuva dar tokiam statusė nebuvo, gavau žiūrovo nuorodą. Tarp kitko, beje, raginau visus, jeigu ką nors turit įdomaus, ypač vietos spaudoje, tai gerbėmieji siųskit, aš viską skaitau. Ir o stebuklė pasirodo, kad kaip tik šiomis dienomis, tai yra net ne šiomis dienomis, o dienon iš tikrųjų, kaip tik Norvegija ruošiasi pagaliau su AUP programą reikalus užbaigti visiems laikam. Ir tiesa, priežastis daugiau negu svarios. Darbo reikalų ministrė, tarp kitko interviu, aiškiai teigia, kad, dabar pabandysiu išverst, šita sistema tikrai neveikia tinkamai. Tai jau ne kultūrinių mainų schema, kaip buvo anksčiau, tai schema naudojama gauti pigią darbo jėgą pagalbai namuose arba vaikų priežiūrai. Tai yra darbo ministrės pareiškimas Norvegijos profsąjungos, kurios atrodytų neturėtų taip labai jau smerkt tos programos, profsąjungų susivienimo viena iš lyderių. Deja, šita programa mums davė daug pavyzdžių, daug šiurkščios moterų eksploatacijos pavyzdžių. Pats ryškiausias pavyzdys, ten buvo tokia istorija Norvegijoje, sutuoktinių pora buvo nuteista 5 metam kalėjimo ir labai didelę baudą sumokėjo už tai, kad eksploatavo tas pagalbininkės ūkyje. Ir Norvegijos profsąjungietė kalba, aš tikrai džiaugiuosi, kad šitai schemai tuoj bus galas. Tai apie AUP. Čia vėlgi yra kalba. Na ir viršaus sprendimą palaiko ir tikrai jau, čia jau stebuklas atrodytų jau visai promigrantiška visomis prasmėmis, visais kitais atvejais. Norvegų socialistų, kairių socialistų partija egzistuoja tokia, tarp kitko parlamentinė, nors nedaug turi, kur jie patys savo ideologiją nurodo kaip demokratinis socializmas, feminizmas, tarp kitko linkėjimai, kaip ten mūsiškiam tiem motherhood is sexy, tai ir ekosocializmą nurodo kaip vieną iš tokių savo krypčių. Tai iš tikrųjų tai yra partija, kurios mes dažniausiai vadinam paprastai leftistai. Ir jie irgi džiaugsmingai sveikina pagaliau, kad Norvegija ruošiasi atsisakyti AUP programos. Taigi, o pasirodo nieko naujo čia nėra. Ir dar vienoje, tarp kitko, pasak Džiugelio, sėkmingoje AUP šalyje, tai yra JAV, buvo net keli grandioziniai skandalai susiję su merginų auklių išnaudojimu. Ir tiesą sakant, skandalai buvo dėl išnaudojimų visokiausiamis prasmėmis. Čia aš jums iliustraciją pateikiu, tai yra 2017 metų, tai yra didelis buvo politikų, aš manau, kad leidinio autoritetingumų jūs neabejojo tyrimas ir buvo pavadintas labai aiškiai, jie mano, kad mes vergės. Tai yra antraštė. Ir pati programa iš tikrųjų čia vėlgi nieko naujo, jį kritikuojama nuo kokių 2013 buvo metų, tokie irgi keli skandalai. Ir kaip keista bebūtų, dėl šios programos nuomonės sutampa ir kad tą programą reikia užbaigti. Ir sutampa tiek migracijos priešininkų, nežinau, trampistais pavadinkim ar kitaip, nežinau kaip jūs norite. Nes jie puikiai žino, kad tai yra kelialapis, tiesiog kelialapis į JAV dažniausiai, ta programa yra, nedaugiau. Ir pavyzdžiui, nepatikėsit, tas pats buvęs kandidatas į kandidatus į prezidentus, tai yra pats moderniausias, kairiausias Bernie Sanders, dėjo tą programą į šuns dienas, tiesa vadindamas tai modernę vergvaldystę. Jei kam apskritai įdomios konkrečios istorijos, tai galite tiek šį straipsnį paskaityti, tiek yra daug iš tikrųjų baisesnių straipsnių.
Tai, kad pati programa buvo naudojama pirmiausiai migracijai pridengti, tai mes ir iš savo istorinės patirties žinome, kaip ir nelegaliam darbui, kaip tai irgi būdavo su lietuvaitėmis užsienyje. Mes žinom iš lietuvaičių užsienyje istorijų. O dabar mums siūlo susipažinti su jau pas mus atvykstančių, pirmiausiai migrančių išnaudojimu. Čia pat Lietuvoje ir su paslėpta migracija į Lietuvą. Tuo pačiu. Aš tarp kitko, jeigu jau apie išnaudojimą, tai aš iš anksto užjaučiu paneles iš Filipinų ar kokios nors Ugandos, kurios atsidurs kokių lietuviškų supermamyčių namuose. Aš užjaučiu kuo nuoširdžiausiai. Manau, kad geriau fabrike žuviai galvas kaput, negu atsidurt pas supermamytę namuose. Tiesa, ir dar vienas klausimas, kuris man vis dėlto lieka atviras. Gali pabandyti jūs komentaruose atsakyti, kasgi įdomu ruošiasi užsidirbti dabar šiuo atveju iš tarpininkavimo. O tarpininkų atvykstančiom be abejo bus. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot, jeigu patiko like. Jeigu neužsiprenumeravot, užsiprenumeruokit, pasidalinkit, nepasididžiuokit, jeigu patiko. Ir iki kito karto, kuris bus rytoj penktadienį, mes tradiciškai sėdėsim, bendrausim gyvai ir ramiai ir tiek, kiek jūs to panorėsit. Taigi, dar kartą ačiū ir iki.